Sveiki, mano vardas Kęstutis. Iki šios dienos aš savo mintyse turiu daug žodžių įvairių kalbų, bet konkrečios jokios. Gyvenimas taip susiklostė, kad neteko ne viena konkrečiai ilgai kalbėti, bendrauti. Todėl atėjo laikas matyti apsispręsti. Ir šitos kursus eidamas Kolibrio, aš maniau, kad aš ne visai dar to amžiaus, kada dar negalima mokytis, bet pasirodo, galima mokytis ir man tai labai padėjo. Aš noriu pasakyti, kad šito kurso organizavimas yra antiek nuostabus, kad tu jame nesijauti pavargęs, tu jame nesijauti nuskriaustas, tavim čia rūpinasi, tavim čia kaip patiekalų ruošimą. Tau sudavė su produktus, žaliavą, tu pasigaminai maistą. Tai dėka šitų visų žmonių, kurie čia dirba, kuriem didelis ačiū, kurie stengiasi, kad būtų ir kitiem naudinga ir reikalinga, ir neveikoodami savo kažkokių tai ambicijų, jie paprastai nusileido ant žemės ir padeda mums išmokti tą kalbą. Ir kas įdomiausia, kad šituose kursuose atsidėjus 80 valandų paskaitose, vakare tu išeini su energija, nes visą tą daro vadovai, visą tą daro dėstytojai ir tu jautiesi nenuvargęs, tu esi pasikrovęs. Ir kas yra keista, po darbo ateini iš karto kur tai prigult, o čia eini dar žolę pjauni namuose, dar kažką tai darai, tai yra tiesiog nuostabu. Ir aš norėčiau palinkėti tie, kurie nori ir keliaudami jaučia, kad yra sunkumų bagažą vežasi, nemokėdami bendrauti, paklausti, sužinoti, ateikit čia, į Kolibrį, jums padės. Ačiū.